Ruškytė ir žirgas Debussy. Po Aistės ruošiasi Ieva, toliau Liena, Miglė, Sandra ir Laura. Taigi Aistė Ruškytė, garsios raitelių dinastijos viena iš raitelių. Tėvelis, žinomas Lietuvos sportininkas, kuris dabar užsiminėja būtent treniravimu, štai paruošė savo dukrą Aistę Ruškytę ir žirgą Debussy. Taigi pirmoje fazėje jaunoji Aistė Ruškytė ir Debussy 4 baudos taškeliai už kliūties kritimą. Aistė Ruškytė ir Debussy 4 baudos taškeliai maršrute, sugaišta 38 ir 85 sekundės dalys. Na, į startą kviečiama jaunoji Ieva.